Šarūnai, kokios mintis po šių rungtynių? Serija mums sunku su jais lošti. Visą sezoną daug gaudinėdavom. Iš 4 2 varžybas, sakyčiau, atkovojom labai neblogai. Vienas, kaip žinom, iš vis blogai. Šiandien, manau, dalį rungtynių okei. Tai yra fiziškas varžovas su gera patirtim. Kai kas žaidė olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose, tai aš noriu tikėti, kad mūsų žaidėjai pasiėmė geros patirties. Nežinau, ar ketvertukas tai bus lengva pasiekti kiekvienais metais, bet manau, šį sezoną padarėm darbą. Mes esame viena iš 4 Baltijos šalių stipriausių klubų. Tai manau, bendrai rezultatas geras, bet su geriausiom komandom kol kas tik atkarpom galim žaisti. O būtent, nors ir nepavyko nugalėti Mogo, bet ar manote, kad Pankai šiame sezono etape šioj serijoje demonstravo geriausią savo žaidimą? Aš manau, pirmos ir trečios rungtynės buvo tikrai neblogos, bet tą visą lygį laikyti kas antrą dieną žaidžiant, parodė serija, kad mes nepasirengę. Kaip žinom, antras rungtynės visiškai blogai, o šiandien dalį rungtynių gal ir nieko, bet vis tiek galų gale tas jų spaudimas, tas meistriškumas, jisai savo padaro. Tai aš manau, serija tokie amerikietiškų kalnelių, bet tas džiugina, kad atkarpom žaidėm ir ištisas rungtynės sužaidėm neblogai. Tai kažkaip norisi į kitą sezoną einant, kad žaidėjai visų pirma tikėtų savim, kad jie gali. O stiprintis, tai jau čia, kaip sakyt, klubo mūsų reikalas suras dar žaidėjų, kad galėtume laikyti tą lygį žaidime. Šeštadienį po rungtynių interviu treneris Juraj Boldis pasako, kad vienas iš jo uždavinių buvo būtent sukurti disciplinuotą atmosferą komandoje. Ir kaip vyko šis procesas būtent viso sezono eigoje? Treneris, aišku, jisai su savo matymu, mes norėjom kažko tokio šį sezoną, kažko iš ledo ritulio šalies. Aš nežinau, ar jis labai stipriai discipliną, gal į žaidybinę daugiau discipliną. Trenerio vizija tokia, kad labai daug prasideda nuo to, ką žaidėjas galvoje, kaip jisai mąsto apie varžybas, kaip nusiteikinėja. Ir aišku, buvo keli taktiniai momentai, kaip mūsų komanda anksčiau nežaisdavo. Aš nesakyčiau, kad komanda labai gerai pildė tai, ko treneris prašė. Aš pats žiūrėdamas sezoną, atrodo, žiūriu kai kurias rungtynes, norisi už galvos imtis, kai mes žaidžiam. Bet lygiai taip pat pagalvoju, kad tu turi komandą už ką pagirti. Vat, kai reikėjo, mes išsitraukiam tas 7 rungtynių seriją. Ir to pakako, kad tavo vėliava pakiltų į viršų Lietuvos čempionų. Tai banguodami su talentu, su noru, kažkur su dideliu noru ištraukdavom, bet iki tokio kokybės, tokios geros, kokią norėtume ateityje gal įsivaizduoti, dar reikia žingsniuoti. Ir nors pusfinalio etapas neįveiktas, tačiau tapote čempionais, tai sezoną galima vadinti nusisekusiu, ar ne? Rezultatų prasme tikrai nusisekusiu. Pradėjom sezoną su daugybė pralaimėjimų, po to vienu metu, teko kažkas čia buvo paskaičiavęs, kad mes pagal taškus tam tikrą atkarpą buvom 2. ar 3. lygos komanda. Tai labai bangavom stipriai, bet reikalingą bangą pagavom tada, kai labiausiai reikėjo. Ir to užteko, kad papulti į ketvertuką. O tam pačiam ketvertukė vėl grįžtam prie to, kad žaidimas buvo labai banguotas. Nuo labai neblogo iki tragiško ir vėl grįžom, atrodo, į, kaip sakant, varžyti su šita komanda ir galų gale vis tiek jie vėl įrodė tą savo pranašumą. Tai taip ir jaučiuosi. Ir man per interviu su Mindaugu neišėjo išpešti, kur buvo ta kibirkštis, būtent tos bangos kibirkštis sezone, kaip manote? Aš manau, kad vienareikšmiškai rungtynės su Rygos Prizma išvykoje, kai mūsų nuvažiavo 13 žaidėjų dėl traumų ir ten asmeninių kažkokių tai priežasčių žaidėjų, dabar jau nepavardinsiu,
ir nuvažiavom realiai į tas rungtynes su 3 gynėjais. Tai vadinasi, visas rungtynes 2 puolėjai žaidė ne savo pozicijose. Ir va tada, kai mes tą pergalę išsitraukiam, ir tada ir prasidėjo tas, manau, ir tikėjimas visas, ir ta tokia gera banga, kuri mus atnešė ten, kur ir norėjom. Nors, sakysim, kalbant apie šitą komandą, turbūt netinka standartiniai epitetai, nes žiūri statistiką, mes daugiausia praleidus įvarčių komanda, viena blogiausių mažumoje, viena blogiausių daugumoje, bet turiu vyrukam už tai pagarbą atiduoti, kad tada, kai reikėjo, jie įmušė vienu įvarčiu daugiau, kaip sakant, tai toks ir sezonas, tokia ir komanda. Ačiū.